Išsitraukiau patį pirmą pasitaikiusį juodųjų viešųjų ryšių apibūdinimą ir kas tai yra per daiktas ir kodėl taip yra. Ir čia yra vienas iš tokių esminių turbūt dalykų, tai yra sistemingas kažkieno tai reputacijos griovimas. Ir tai vadinasi judėjų viešieji ryšiai. Teko su tuo skaityti, ką nors apie tai, domėtis kažko tai tais visais dalykais, gal yra kažkokių tai pastebėjimų, kas nors norit pasakyti, kaip tai yra daroma? Vadovėlį rašo, kad tu išsirenki kažkokį faktą, kuris yra neigiamas apie tą ir jį išeskaluoji visuomenį ir tai yra judėjai viešieji ryšiai. Jo, iš principo sakoma, kad yra taip, sukelti abejonę. Sukelti abejonę, ar viskas čia yra gerai, sukelti tam tikro tikslinį auditoriją, kurioje reikia sukelti. Ir žinoma, su vienu judesiu, kaip ir juokaujama, vienas straipsnis dar nieko neužmušė ir nieko neiškėlė iki dausų, tai reikalinga tam tikra sisteminė ataka, ilgalaikė ataka. Ir vėlgi, dar šitoje vietoje, rengdamas savo prezentaciją, dar net nežinojau, kaip tu nevadinsi gerai. Nes aš vis tik mėgstu vadinti daiktus savo vardais. Ir pasakysiu kodėl. Mano nuomonė vadinti tam tikrą veiklą juodaisiais viešaisiais ryšiais, geltonai žaliais jokio skirtumo, yra bandymas pateisinti veiklas, kurių iš tikrųjų nebūtų galima pateisinti. Aš paprašiau savo kolegos Andriaus Iškausko teisininko, advokato, jis išrinko keletą dalykų, ką šiaip juodųjų viešųjų ryšių magai, atsiprašau, taip ir negalima pavadinti, vadina sukelti abejonę, naudojant tam tikras priemonės. Iš tiesų daugeliu iš jų mes galime rasti tikslesnį apibūdinimą baudžiamajame kodekse, administracinių teisių pažeidimų kodekse ir panašiuose dalykuose. Čia turbūt jūsų, nežinau, čia prieš tėvę mūsų ar mamą mūsų, kaip jūs davadintumėte, čia šitas dalykas, už ką yra baudžiamos visos žiniasklaidos priemonės. Ir kitas dalykas, už ką yra baudžiami visi kiti, kurie ką nors blogo padaro. Tai tarkime, teisė į privatų gyvenimą, pažeidimą ir panašiai. Ir iš tiesų, jeigu grįžtumėm atgal prie tų apibūdinimų, kuriuos Ale naudoja juodųjų viešųjų ryšių, atsiprašau už tą sąvoką tikrai, nes jinai netitinka visiškai nieko, apie ką mes turėtumėm šnekėti. Specialistai, jie ir naudoja, kad tam galima pasitelkti bet kokias priemonės. Galima naudoti medžiagą, kuri yra pakankamai, sakykime, neaiškiais, kokiais kanalais gauta ir taip toliau ir taip toliau. Visiška man mistika yra, kaip jie sugeba pasakyti, kad juodieji viešieji ryšiai gali turėti ir teigiamą rezultatą. Neįsivaizduoju. Ta prasme, aš asmeniškai, kaip sakant, prilyginčiau tam pat, kaip atlikti žudiką ir nušauti. Tai irgi teigiamas dalykas, tugi nušovė žudiką. Jo? Tai va čia tas pats, kai sako, kad juodosius viešuosius ryšius galima naudoti siekiant gerų tikslų. Bet iš principo galbūt labiau įdomesnis dalykas yra ne tai, kokios veiklos yra daromos, kaip ta informacija yra gaunama, kur jinai yra panaudojama. Gal beje, kas nors galėtumėte išskirti, gal atsimenat kokį nors atvejį, kurį vadintumėt juodaisiais viešaisiais ryšiais. Lietuvoje, užsienį, nesvarbu. Paleckio pareiškimas apie tai, kad jisai šaudė savus. Paleckis yra idiotas, sakydamas tokią frazę. Vadinkim daiktus savo vardais. PR, kas nors patikėjo, kas nors suabejojo Lietuvos valstybę. Po to, aš manau, kad ne. Vadinasi, jis savo tikslo nepasiekė. Bet tai buvo komanda kaip priemonė toliau. Ar pasiekė rezultatą? Bet kokie ryšiai su visuomenės komunikacija turi tikslą. Penktadienį vakare klube prieidamas prie merginos arba mergina prieidama prie vaikino, jinai turi tikslą. Nežinau. Arba jisai turi tikslą. Va čia man prasideda komunikacija. Va čia mes pradedam kalbėti. Kažkas kažko nori, aš galbūt turiu, galbūt neturiu, nežinau, ko baigsis, bet mes pradedam bendrauti. Jeigu nėra tikslo, arba jisai yra nepasiekiamas. Komunikacija negalima vertinti jos kaip juoda, balta, geltona, žalia. Nevykusi, taip. Čia aš labai jautriai reaguoju iš tikrųjų į Paleckio, tarkime, pareiškimus, nes mano giminėje žmonių, kurie nelabai šaudė, bet buvo nukentėję ten, todėl už tokią frazę jisai normaliam Kaune, kokiai mums
aludėje, taip sakant, greitai atsimtų tos žodžius. Bet ne atsiribojant nuo politikos, versle. Versle daug įdomesnis dalykas, nes versle turbūt yra didėjai pinigai, apie kurios ir kalba juodųjų viešųjų ryšių specialistai. Nemačiau nei vieno jų. Gal atsimenat? Maxima dabar okupacijos vyksta. Ne, požymių. Maxima dabar ką paleido, kad iš tikrųjų Kauno Akropolio aikštelė yra ten labai blogai pastatyta, ten griūna kažkas, ten buvo kaip paleido remontuojama, tai gal čia šitų pavyzdžių gali būti įvykti. O kaip jūs manot, kokia nauda galėtų būti paleista tokia informacija? Tiesiog Maximos pirkėjai rinksis tą prekybos centrą, tai jų konkurentus. Dėmesys nukreipiamas nuo jų problemos. Čia dėl dėmesio nukreipimo tai yra įdomus dalykas, nes čia gautųsi lygiai toks skirtingas šaltinis pradinis. Ja? Čia galėtų būti konkurentai, kurie nori suabejoti Maximos reputaciją dar labiau, jeigu jie įmanoma suabejoti. Ir čia gali būti, tarkime, taka jau pačios Maximos prieš save, tai yra tas vadinamas nukreipimas, kai tave pavadina, pavyzdžiui, sukčių, ja, o tu atsistoji šalia ir pasakai, taip, aš atsiprašau, aš jūs visus apgavau, aš galvojau, kad yra, pavyzdžiui, nežinau, nesugalvoju tokio momento, kai tu tą patį prisėmė ant savęs, tik tai nukreipi teigiamą pusę. Aš tikėjau, pavyzdžiui, kokiu nors nusikaltėliu ir aš atsiprašau, kai mane kaltina, kad aš esu susidėjęs su nusikaltėliu. Aš neatmetu, bet prisėmu. Šitą nukreipimo funkciją dažnai savinasi būtent juodųjų viešųjų ryšių specialistai, bet vėlgi savinas. Dar gal kas nors. Nes man visą laiką įdomu kalbėti apie tuos dalykus, kurie egzistuoja, tai labai norėčiau išgirsti. Gal nori nusimesti atsakomybės, kad maždaug ir kitur tokios problemos? O nemanau, kad žurnalistai dabar yra pamišę ieškoti ką nors. Stipriai. Karštą. Bet ko? Maxima padarė viską, kad jie dabar ieškotų. O šiuo metu, prieš pas šitą paskaitą mūsų diskusiją, skaičiau Delfyje straipsnį, iš Delfyje LV, jau prabilo apie darbo sąlygas darbuotojų. Į tualetą pagal sąrašą. Ir dovanos ir paskui išskaičiuojama iš sausio mėnesio atlyginimo. Nu, va. Ir aš nemanau, aš prisipažįstu, tikrai nemanau, kad tai yra kažkieno tai diriguojama veikla. Tiesiog, įsivaizduokim, turim keliasdešimt tūkstančių darbuotojų, turim 54 amžinatilsį žmonės, turime iki raudonumo įsiutiusią žiniasklaidą. O jinai tokia yra, aš su kolegom Latvijoje išnekėjęs, ir įsiutė. Nerealiai, iki tokio lygio, kad lietuviškos kompanijos kitos susiduria su problemomis savo veikloje dabar. Tai nėra jokių, mano nuomonė, net požymių juodojo pieno. Ten yra tiesiog klaida, kuri lėmė tai, kad žmonės dabar turi tą ką šnekėti. Ir jie turės ilgai, iki kito stogo nugriuvimo. Tikrai turės apie ką šnekėti, kad ir kaip ciniškai tai skambėtų. Bet Lietuvoje, tarkime, jeigu kalbam apie nesąžiningą komunikaciją, galbūt tai bus lengviau jūs užvesti ant kelią. Tai galbūt telekomunikacija tas dabar karas vykstantis. Va šitą užsivadinau, netgi pas mane temoje yra planas 22. Vienas iš tokių įdomesnių dalykų, turbūt, prie kurio prieisim, ten yra 3 dedamosios šitos temos. Pas mane yra mano mylimas personažas, tai yra Loreta. Tai jeigu jūs pasižiūrėtumėt, jeigu jūs nieko prieš, aš užsirašiau. Aš jums pacituosiu vieną dalyką, po ko šypseno, žinokit, ir pas mane šiek tiek dingo. Jeigu dabar taip, turiu aš susivesti tą daiktą. Suryšiu čia nesėkmingai. Tiesiog privalau perskaityti, nes kitu atveju tai netenka visos prasmės. 89 Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnis. Taip. Respublikos prezidentui mirus atsistatydinus pašalinus jį iš pareigų apkaltos proceso tvarka, ar tada, kai Seimas nutarė, kad Lietuvos Respublikos prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina Seimo pirmininkas. Kai mes kalbame apie Loretą Bružinienę, mes kalbame apie tą žmogų, kuris mažiausiai, jeigu kas nors nutiktų prezidentui,
mažiausiai 2 mėnesius vadovauti mūsų valstybei. Dabar atsiminkim viską, ką mes apie ją sakėm, jo. Čia šitoje vietoje esmė tame, kad mes kalbėdami apie Loretą ir tas skirtingas 3 temas, kur aš išskyriau, tai būtent Loreta, būtent pažyma ir būtent planas 20. Mes paskui pabandysime ją susijęti truputėlį, nes ten yra labai įdomių panašių dalykų, bet iš tikrųjų net ir aš, tarkim, mėgsta man skambinti kai kurie žurnalistai, todėl kad aš nedirbu su politikais iš principo ir nei vieno iš jų nekonsultuoju ir nekonsultuosiu. Todėl galiu ant visų nuot. Visą laiką manęs klausia, o kas juose yra juokinga? Ir tada, kai tu pasakai, kas juokinga, kas nutinka, kas nesutampa, tarkime, 5 valandą Ukmergėje važiuoti, daryti šiknasamas kiekvieną dieną. Bet taip, ir tada staiga sustoja, taip, palauk, tikrai, tai yra antras žmogus valstybėje. Premjeras nėra taip aukštai. Beje, atsiprašau už intimų klausimą, gal čia tikrai yra kas nors, kas balsavo už darbo partiją, bet aš iš anksto atsiprašau, nes aš juos dažnai minėsiu. Šiandien 3 temos, 3 rūšys antraščių, kurias norėjau atkreipti dėmesį ir jos labai gražiai susidėliojo šį rudenį iš tikrųjų. Ir šis ruduo dėl to matyti ir yra įdomus komunikacijos specialistams. Aš nežinau, kaip čia pavadinti tą visą dalyką, kuris nutiko. Ir kaip sekasi jai toliau. Toliau pažyma ir turbūt atskiras atvejus, apie kurį mes turėtume šnekėti, tai jėgos struktūros prieš žiniasklaidą. Labai įdomus dalykas. Turint omenyje, kad ir vienas, ir kitas yra pagrindiniai tie, kurie žaidžia prieš korupciją. Toks labai gražus išjungimas abiejų galimų potencialiai veikėjų. Ir kitas dalykas – verslas. Na, va tas, kas vyksta dabar spaudoje tarp Tele2, Omnitelio ir Bitės, turbūt, na, nieko panašaus nematėm labai senai. Taigi, pirma dalis – Loreta. Ką jūs matote tai? Aš perskaičiu Konstitucijos straipsnį. Ką jūs matote? Ačiū, nekalbėkit vienės. Taip, iš tikrųjų mes kalbame apie žmogų, kuris per 15 sekundžių turbūt Facebook'e savo susikūrė Loreta, Senis ir Jūra. Ką jį dabar daro? Jinai daro... Aš jį atkreipiau dėmesį, kai buvo tvirtinama naujoji vyriausybė, o iš tikrųjų tai grožio konkursas, kuris susiorganizavo prezidentę. Tai ateina, pasako, do you speak English? No, laisvas, ateina kitą. Tai buvo praeitų metų pabaigoje, šių metų pradžioje ir tada aš pirmas iki ją ir atkreipiau dėmesį. Tai jinai yra, jeigu aš neklystu pagal išsilavinimą auditorė, finansistė turėtų būti, nu visai. Suprantate, žmogus skaičius ir panašiai, bet staiga dabar mes pamatome visiškai naują Loretą. Loretą pamatome netikėtai visai prieš savaitę, dar tuo metu, man atrodo, darbo partijos vicepirmininkas, kaip jisai dabar, tikrai visų nežinau. Gapšys, jo, jisai buvo pretenduojantis tapti į Seimo pirmininku, reiškia pretenzijas ir taip toliau, ir per vieną dieną viskas atvirto. Atsitraukė Gapšys, atsitraukė Seimo pirmininkas, kuris puikiai išmanė krepšinį ir atsistojo Loreta į Seimo pirmininko. Ir ką jinai pradėjo toliau daryti? Mes turėkime omenyje, kad mes kalbam apie tam tikrus atspalvius ryšius su visuomenė, komunikacijų. Kovot su dalia. Pasakymas, aš nekritikuoju prezidentės, aš tiesiog norėčiau, kad jinai laikytųsi konstitucijos. Seimo pirmininkas pasako taip apie prezidentą. Vieną prezidentą, kuris nesilaikė konstitucijos, mes pamenam. Buvo toks, neilgai, nuimtas. Dabar bando grįžti. Ataka rimta. Internetai lūžta nuo pokštų apie Loretą, dėliojimų jos visokių šukuosenų ir taip toliau.
O Loreta toliau siautėja, jinai buvo prezidentė ir dėl užsienio politikos. Jeigu prezidentė nedrįsta važiuoti į rytus, tai aš nuvažiuosiu, beje, jeigu nuvažiavo į Ukrainą, aš tikiuosi, prie to, kas čia dabar vyksta, jinai neprisidėjo. Ir visa ta veikla sisteminga, tikslinga ir panašiai, kaip mes šnekėjom mūsų pradžioje, priversti suabejoti. Ir kai atrodo, kai tu atsiverti visą Facebooką, kai tu atsiverti portalus, kai tu pamatai visą tą dalyką, kas gali patikėti jie? Ir dabar staiga išjunkime internetą. Išjunkime Facebooką, išsikraustykim į, nieko neįžeidžiant, pats iš Kupiškio į Kupiškį. Pas mane yra 2 kaimynai, 2 lietuviški kanalai televizijos, kuriuos aš žiūriu, 1 rusiškas kanalas, kurį aš žiūriu, ir Kupiškėnų mintys, laikraštis, nes Lietuvos ryto aš neįperku. Ir va dar pasižiūrėkime į tai, ką daro Loreta. Ką jūs matėte televizijoje, tarkime, kur šmėžuoja Loreta Laižynas? Loreta suabejoja, ar prezidentė laikosi konstitucijos. Loreta sako, kad jeigu jau prezidentė nesiryžta, tai aš pati važiuosiu į Ukrainą. Loreta sako, kad darbo partija nekalta, kad čia prezidentė viską daro. Ir tu negirdi viso to triukšmo, kuris vyksta Facebook'e. Tu negirdi viso to triukšmo, kuris vyksta portalus. Ir tu turi 2 kaimynus, su kuriais gali pasitarti. Tu visą laiką balsavai už darbo partiją. Iš pat pradžių aš juokiausi, nes jeigu darbo partija nuspręstų Loretą pastatyti į kandidatus į prezidentus, tai būtų didžiausias fun mano gyvenime. Tikrai aš sutinku neimti vieno atlyginimo. O aš tada už bilietą. Bet iš tikrųjų nebėra taip jau juokinga. Prezidentė tai šiuo metu nevažinėja į regionus. Jinai nedirba šitoje vietoje. Okei. Nesigilinsiu, kas už ką ten. Prezidentė žadėjo dalyvauti susitikime, bet atsisakė dalyvauti. Neturėjo jinai ten dalyvauti. Visi mes, kas skaitom internetus, mes žinom tai. Bet Kupiškyje žmogus to nežinom. Man kaip valstybės vadovai, čia aišku yra, visą laiką reikia turėti gerą tikslą, kurį ilgai sieksi, bet čia buvo drąsu. Ir toliau visi tie dalykai, kuriuos jūs matote, konstitucijos, prievolės vykdymas ir toliau. Mes tą matome labai stiprią ataką prieš prezidentą. Arba tiesiog, sakyčiau, gal ne kaip prieš prezidentą, kaip prieš potencialų kandidatą Seimo prezidento rinkimus. Dabar kažkas jau išjunginėja, kelia abejonę. Turint omenyje, kad prezidentės, mano nuomonė, yra problema ta, kad kai jinai buvo išrinkta, tada nubalsavo už ją visi. Atėjo ir visi nubalsavo. Pirmam turė visus sunešiojo ten iki negalėjimo. Bet kuo tai yra blogai? Jinai tiksliai nežino savo tikslinės auditorijos. Loreta žino, kas už ją balsuoja. Prezidentė nežino, kas už ją balsuoja. O kaip pasikeisdavo? Kas jaunas žmogus balsuos? Senas žmogus balsuos. Be senas žmogus nepraeisi. Prezidentų tu netapsi pirmam turė. O antram turė ten gali būti visai. Ir mes matome labai normalų kovą viešoje erdvėje dėl tarp 2 potencialių kandidatų į prezidentus. Prisipažinsiu, netikiu, kad Loreta bus kandidatas į prezidentą. Netikiu. Aš tikiu, kad jinai bus paskutiniu metu patraukta. Nes tikrai turėtų kažkas, nežinau, kažkas nutikt. Nors vakar ir griaudėjo ir žaibavo. Bet kažkas turėtų nutikti tokio, nes darbo partija tik savęs nenuskandins. Bet turint omenyje, kaip jinai, kokį šou jinai išteisė Ukrainą. Kai Ukrainos Facebook'e siautė, kad sako, tai čia pas mus valdžia prasta, jūs matėt lietuvis. Kai jinai tą šou visą padarė ant save. Bet iš esmės, vėlgi grįžkime gal prie tikslinės auditorijos. Su tikslinė auditorija dirbam tobulai. O močiutė, Kupiškis, sėdi ir galvoja, jums šaunuoja. Sava, bet sava. Pažyma,
Prie ko čia pažymai? Pažymą aš išskiriu iš tos nieko panašaus nematėm. Nuo laisvo laikraščio, turbūt STT buvo kažkada laisvo laikraštį. Žinot tokį laikraštį, jo? Kiek jis ten laisvas ir kada jisai juo buvo, aš nežinau. Bet aš pats žinau, kaip jį dalino sėkmingai per Pakso rinkimus, išpirktą visą tiražą ir parengtą redakcinės kolegijos straipsnių ciklą ir taip toliau. Bet jisai laisvas. Ir dabar mes turime BNS-ą. BNS suabejoti jo objektyvumu turbūt nedrįsta niekas, ypatingai dabar po to, kai Račo nebėra. Nes anksčiau buvo, aš nesakau, kad Račas yra blogai, aš manau, kad Račas buvo garantas to, koks yra dabar BNS-as, bet tiesiog tada jisai sukėlė ant savęs daug labai atakų, įsiveldamas į, tarkim, labai įdomią diskusiją, tarkim, kuri dar nesibaigė. Ir STT. Kaip tas viskas klostosi, Grybauskaitė pasako, kad aš esu informuota, kad prieš mane tęsis atakos iš Rusijos. Ir po kelių dienų STT pakelia visą BNS. Po 2 dienų dar iš garažų išpurto. BNS juokėsi ten žurnalistai prašęs, kad sako, gal rado tuos preklės, kurių ieškojo ir neradai garaže. Ko ieškot garaže praėjus keliom dienom, neaišku. Bet visas tas mitas susiklosto ir pažiūrėkime, kaip dėliojasi komunikacija. Mes matom, ta prasme, STT, taip toliau. Ir vienas toks straipsnis labai įdomus Martyno Lietuvos ryte. 11 dieną. Apkalta Grybauskaitė. Ir yra pagrindas. Aš minėjau ten tą vieną pasakymą ponios Loretos. Aš norėčiau, kad prezidentė laikytųsi konstitucijos. Ir dabar pabandykim susijęti šitą temą. Ir gal būtent per mūsų tą pilkų, geltonų, žalių atspalvių komunikaciją. Komunikacijoje visą laiką reikalingi 2. Kitaip tai yra monologas. Ir dažniausiai politinėje komunikacijoje nesibaigia komunikacija niekada. Neturi tam tikrus periodus, jinai kažkada nuslopsta, kažkada iškyla, bet visą laiką jinai turi tam tikrą, kaip čia pasakius, tam tikrą tokią jungiamąją dalį. Kažkas turi nuolat palaikyti pulsą, kažkas nuolat turi kažką tai daryti. Dabar prisiminkim. Tai, ką mini juodojo PR specialistai. Šiaip, jeigu čia turbūt, kadangi niks nepakėlė rankos dėl darbo partijos, aš net neabejoju, ką jūs manote apie tą darbo partiją. Na, ir panašiai, sukelti abejonę, priverti pažvelgti kitaip, atakuoti svarbiausias savybės, gauti, sukurti neigiamą informaciją. Bet čia ateis esminiai dalykai, ką tu turi pasidaryti, jeigu tu nori atakuoti nešvariom. Ir dabar pasižiūrėk. Pabandysiu užvesti ant kelių. Mėnesį laiko Loreta atakuoja prezidentą. Ir prezidentė gauna neigiamą informaciją ir atakuodama svarbiausius oponento savybės pasako šitą. Tai kas čia dabar užsiema juodaisiais viešais ryšiais? Šitos priemonės, kurios yra naudojamos, kitokiu kampu jas pasižiūrėjus, tu gali suabejoti reputaciją to, kuris tai naudoja. Akivaizdžiau pasižiūrėsime versle. Omnitelis bitė ir Tele2, taigi yra jis. Ten, nežinau, ten kepa jie klipus, pranešimus po 16 turbūt per savaitę, ne? Ir vienas ant kito varo, netgi tiesiogiai vienas su kitu lygina. Ar manot, kad ten yra kažko nešvaraus? Komunikacija. Ar atkreipia dėmesį? Nu, kaip įstatymą šiek tiek pažeidžia, nes, pavyzdžiui, jeigu tu reklamų negali skelbti, kienotinį, ta prasme, kas sutaupo, kas nesutaupo, konkrečiai susivardinti. Tiesiog bitė naudoja ir 2 reklamas, nes tokie žodžiai, kad ten dabar galvojant,
ką mokėti daugiau ir kiti tokie akcentai Tele2 yra, jų net yra galimi naudoti, nes jie tai yra užpatentavę. Yra dar vienoje reklamoje netgi tiesiog, man atrodo, pasako apie ar tai Tele2 apie bitę, ar tai bitė apie Tele2. Dabar tiksliai nebepaminė, bet netgi tiesiog įvardina pavadinimų konkurento savo. Beje, ir šitas dalykas labai yra svarbus. Šie yra naujausi duomenys ir visai nesenai mūsų tyrimo atlikto, tai čia bus rugsėjai spalį, pasitikėjimas sektorius. Telekomunikacijos ir IT yra pats patikimiausias sektorius Lietuvoje. Mūsų vartotojai mano, kad šitas sektorius ir bendroje sumoje mes sudėsim, kas ketvirtas įvardina kaip patį patikimiausią. Patį patikimiausią. Aš diskutavau Facebook'e su atstovės spaudai, kai didžiulis juos užpuolė, aš tai vadinu puolimu, lygioje vietoje, ėjai pro šalį, žinai, ir gavai snukį, bet ne prie ko. Ir lygiai yra už ką, bet jie atsistoja ir pasako, kiek mes dirbame su jais, man jie pasirodė myli ir draugiški žmonės. Sorry, už išprievartavimą keistas žmogus man nėra mielas ir draugiškas niekaip. Niekaip. Čia buvo vienas iš jų tokių feilų lengvų komunikacijoje. Paskutinis, aišku, su broliais, tai jie ten nusipiešė svastiką. Bet visi jie jau buvo išimti iš didės komunikacijos ir taip toliau. Grįžtant atgal prie viso šito dalyko. Kada paskutinis sykį, aš čia jokių būdų neteismas, aš sakau, aš maksimą kaip ir kūkį pirksiu, nes jie turi maksimą. Aš nieko ne kažkoks kitoks. Kada paskutinis sykį nusprendėte kažko nebedaryti, aš kolega girdėjau dėl Maksimos, jau vieną turim, kažko nebedaryti, ką paprastai darydavote ir kas buvo naudinga kažkokiam konkrečiam verslui, po kokią nors įvykį. Atsisakiau rūkyti. Po ko? Ar tai buvo bausmė? Bausmė kompanijai, kuri gamina dėl savęs, dėl sveikatos, ne? Okei. Aš tai nusprendžiau nebeiti į licėją, todėl kad norėjau bandyti ten vasarą įsidarbinti ir tiesiog ta direktorė netėjo į pokalbį prieš laukiu 2 valandas. O jeigu tavo, atsiprašau už tokį, aš tiesioginį kreipimąsi, draugė būtų bandžiusi įsidarbinti, taip pat būtų susikloščiusi situacija, ar būtų pakankamas pagrindas nebeiti į Čilį? Vienas iš įdomesnių dalykų, kurį aš stebiu ir kaip mes įvairius tyrimus darome daugiau kaip nuo 2008 metų, yra tas, kaip mes nepriemam tų dalykų, kurie nutinka ne su mumis. Tarkime, Coca-Cola, girdėjau paskutinį pavyzdį, po taifūno viso šito rytuose, tame regione nutraukė savo reklaminės kampanijas ir pinigus skiria paramai tų žmonių. Tiesiog paprastas žingsnis, jo? Bet tu turi būti Coca-Cola, kad galėtų daryti tokius sprendimus, nes tai yra šiek tiek charakterio bruožas, šiek tiek matosi charakteris pačios kompanijos. Ir daugeliu atveju mes juodaisiais viešaisiais ryšiais, juodąją komunikaciją vadiname tuos dalykus, kurie mes tiesiog nepritarėme. Ir tarkime, kolegė bandžius įsidarbinti Čili pizzerijoje ir dabar man prie visų žmonių pasakiusi šitą dalyką, tam tikrų žmonių jau galėtų būti apkaltinti, kad jinai kažkuo tai užsiema. Šitų duomenų dar niekas nemato, gali greitai nusifotografuoti ir turėtis. Tai yra paskutiniai duomenys. Kreipkite dėmesį į rezultatus. Čia tas pats mūsų tyrimas dėl pasitikėjimo verslų. Verslas padarys viską siekdamas pelno, net jeigu dėl to tektų nusižengti teisės aktams. 32% po defaultų tai mano apie verslą. Ką bedaro? Bedaro tai tik dėl pelno. Jeigu reikės nusižengti teisės aktams, jie tą ir padarys. Bet pagalvokim, kokioje atmosferoje yra Maksimos. Ten dar, jeigu pasižiūrėjus pagal sektorius, kuriais labiausiai pasitikima, mažmeninė prekyba yra pačioje 3% Lietuvos gyventojų įvardino, kad tai yra patikimas sektorius. Įspūdingai. Aišku, aš apie ją nenorėčiau klausti nieko.
Jeigu įmonė patenka į teisėsaugos arba kontroliuojančių įmonių įstaigų akiraskį, tai iš karto reiškia, kad jinai nešvari kas 5 žmogui. Mes nelaukiam, kol kas nors pateiks faktus, kad va, parodykit, ką jie čia jau blogo padaro. Va dėl ko neturi jokios prasmės tos diskusijos, kai sako, taigi Maxima nekalta, taigi ne jie statė tą pastatą. Nu ne, nusispėjo. O jie nusispėjo, pilnai. Verslas remia įvairius projektus, socialinės iniciatyvas, siekdamas naudos savo. Kas penktas su tuo sutinka? Corporate social responsibility yra tokia savoka, keista, visiškai niekam nesuprantama, kaip ir juodasis PR-as. Verslas siekia pelno nepaisydamas darbuotojų poreikių ir gerovės. Dabar vėlgi atsiminkim, dėl ko aš pacitavau, kad prabilo Maximos darbuotojus. 30%. Kas trečias su tuo sutinka? Aš visiškai nepasitikiu verslo apie save pateikiamą informaciją. Kai tu esi tokioje situacijoje, kokioje, tarkime, yra Maxima dabar, kokioje buvo operatoriai krizės laikotarpiu, tikrosios krizės. Dabar nėra jokios krizės, dabar yra jos padarytos, aš tai vadinu tai paprastai, tai yra marketingistai pasidarė savo 3 verčiamas kainas. Bitė, pamutelis ir toliau. Ir dabar jau nusungs, tai žiūrėkite, reikia visko gaminti. Kai tu esi rimtoje krizinėje situacijoje, labai svarbus dalykas yra suvokti, kad žmogus nėra racionalus. Man tikrai nereikia žinot, man nusispjaut, kas statė tą pastatą Rygoj. Tikrai nusispjaut. Nes aš turiu legendą, kodėl man jie nepatinka. Ir jeigu tu pasakysi, kad čia jie kalti, palauk, sakysi, nu tai palauk. Bet taigi tu atsakėjai už to žmonės, taigi tu jų nevakavai. O tai evakavai, o tai gal to nepadarai. Aš visą laiką rasiu argumentų, jeigu aš būsiu vienas iš tų 3. Ką aš noriu pasakyti, kad iš tiesų tai, ką mes dažnai vadiname įvairioms spalvomis komunikacijos, iš tikrųjų tai yra tam tikras sutapimas tam tikrų požiūrių, nuomonių ir klaidų, kurias daro tie patys, apie kuriuos mes sakom, kad prieš jos buvo pritaikyti kažkokie netokie metodai. Tarkime, mano favorite citata šio rudens. Garsioji spaudos konferencija, kurią kolega pasakė ir pabėgo, jos metu Bitė Lietuva vadovas pasakė, kad jam yra gėda dėl to, kaip Tele2 darosi PR-ą iš tos istorijos. Ten savaitėlė. Jis buvo nuimtas nuo visų šito reikalų. Iš tiesų, pasakymas, kad kažkas tai darosi PR-ą, tragedijos dėka. Mano nuomonė buvo vienintelis pavyzdys, kurį mes galime įvardyti kaip juodojo PR-ą. Nemanau, kad jis toks buvo, bet manau, kad didžiausia blogybė, kurią tu gali padaryti, tai yra nepripažinti savo klaidų. Jeigu pasižiūrėsit tas spaudos konferenciją ir dabar data matos nesimato, tiksliai, man atrodo, ten buvo padaryta penktadienį po pietų, kad geriausiais rusų mokyklų vadovėlių, pritaikymo būdais paleisti antį tada, kai niekas nebegalės atkirsti. Penktadienį, po pietų, aš dėl to juokauju, su kuo aš bendrauju Facebook'e, turbūt atkreipė dėmesį, aš praeitą penktadienį pradėjau siautėti, kai VMVT, tai yra veterinarijos tarnyba, beje, veterinarijos tarnyba, vienintelė tarnyba, kuri pranešimus spaudai apie tai, kad nustatė, kad kažkokiuose produktuose, kurio gamintojas arba importuotojas yra toks nustatyta kokia nors bloga medžiaga, jie paskelbė penktadienį po pietų. Nu, jūsų savaitgaliu pasirūpinta gerbiami PR specialistai. Tu pabandyk 100 tą straipsnį, pabandyk pats įdėti savo citatą, kad pasiaiškinimą kažkokį, nes tada atostogauja savaitgalį. Jie visą laiką taip daro. Tai vat, iš tikrųjų prieš
Aš norėsiu dar su jumis labai daug padiskutuoti šitais klausimais, nes aš pabandžiau parodyti savo požiūrį, truputėlį tai, kaip aš žiūriu į pačią komunikaciją. Žinutė forma nusprendžia. Galiu tu pasakyti paprastai, aš galiu čia šnekėdamas, galiu su savo draugai šnekėdamas pasakyti kažką tai rimyš. Bet esmė tame, kokią žinutę nešu. Jeigu aš nešu žinutę ir aš turiu pakankamai daug žmonių ir ausų, kurie mane klauso, aš galiu, gindamas savo interesus, reikšdamas savo nuomonę, padaryti tokią žalą, kokios nepadarys joks juodųjų ryšių su visuomenės specialistai. Aš netikiu sąvoką juodieji viešieji ryšiai. Nėra to. Yra nusikalstama veikla ir komunikacija. Ir kitas dalykas, pastarieji atvejai, ir šitą frazę aš tiesiog nesidėjau dabar stebėdamas tai, kas vyksta su Maksimo ir krizės valdymo grupės sudarimas praėjus savaitę laiko, kuris dažniausiai sudaromas per 15 minučių, nes visi žino, kad jie ten yra, tiesiog reikia jiems suskambinti. Tai turi būti sąžininga. Vienas tavo judesys, vienas tavo žingsnis priverčia tavo klientą vienai ar kitaip mąstyti. Klaidingai manoma, kad per masinę komunikaciją galima išspręsti savo reputacijos problemas. Mes gyvename, 60% žmonių po metų laiko neatsimena, kodėl jie mano, kad tu esi svoločius, bet jie mano, kad tu esi svoločius. Bet jie neatsimena. Bet va tie svoločiai, tokie kaip aš, kurie baltos mišrainės pašiol nebeperka. Jie yra tikrieji tie, kurie ir nužemė tą reputaciją. Tu galėsi nugesinti, tu galėsi pagerinti savo įvaizdį. Kolega sakė, buvo momentas metė pirkti Maksimoj, paskui užkibo ant PR-o, bet vėl dabar kažkas nutiko ir vėl kažkas keisis. Tu gali manipuliuoti tais, kurie tiesiog nesusiduria su tai. Nepajaučia tavo problemų, nepajaučia tavo, sakykime, nesąmonių, kurias tu padarai. Bet tų, kurie pajaučia, skaičius vis didėja. Nepatenkintų prekybos tinklų klientų kiekvieną dieną vis daugiau. Aš nemanau, kad jie spėja išmiršti. Vis daugiau jų. Ir vienu momentu, kai tu susidursi su krize, nukris tobą. Bet kas nutiks. Vienintelis, kas į ką tu galėsi atsiremti, tai yra tie, kurie sakys, hebra, jie turėjo problemą, jie susidurė problemą, bet jie sprendžia. Jie jas keičia. Jie už jas atsiprašo. Kas nutiko su Maksimu? Aš nenorėjau iš viso liesti šiandieną Maksimu. Ar kas nors iš čia esančių, kai išgirdo tą istoriją, pagalvojo, vargšai Maksimu, kaip jam dabar jaustis? Tai va tiek. Dabar norėčiau su jumis pašnekėti. Kas Maksimui tas? Tai dar tik tai nėra, kad ten spamės jisai, tik tai tiek nėra. Bet iš principo tai nėra tai, ką mes jau girdėjome. Ir tu sukuri visą atmosferą, kai kažkas eina ir ieško, o kas šiandien tai, vietoj to, kad ieškotų, koks tu geras. O tu tai padarai. Tu per ilgą laiką tai padarai. Tai vat, nežinau, operatoriai, mano nuomonė, yra atskira sritis, kurie... O jūs patenkinti savo mobilių ryšių? O kodėl? Čia vienas iš tų dalykų, kuris yra labai įdomus. Kai tu, pavyzdžiui, vieną dieną, aš manau, kad, atsiprašau už cinizmą, ta mergina nebūtų patenkinta Tele2 ryšių. Bet iš principo mes susiduriam su operatorium ir su jo paslaugom ne tokiose kritinėse situacijose. Jeigu užtektų turbūt vieno karto, kai kritiniu metu tu negalėtum prisiskambinti iš savo operatorių ir į tau jau būtų nusispjaut, ką jis tau pažadėtų, tu jį pakeistų. O iki to laiko, gal yra kažkokių tai problemų, bet nieko kito. Ką aš noriu pasakyti?
tas va, ta viena siaura linija, kuri, pavyzdžiui, privertė mane keisti iš bitės į Tele2, žinant, kad aš ryšio kokybę prarasiu. Oi, su iPhone'ais kariausiu, o dieve. Taip ir yra. Jų ryšys prastesnis už bitę. Bet jie manęs net nenuvylė. Kolega irgi. Jie, žinoma, nebent jisai vakar ėjo ir pirko po vieną varžtą ir dalino ten, kur ten buvo akcija Akropolyje, jo? Bet jeigu jis nebuvo tas, jį tiesiog kompanija nuvylė. Kompanijos labai dažnai nuvertina nusivylimą. Tai yra daug svarbesnis dalykas negu tos krizės, kurias tu gali išspręsti. Tai va, nežinau, gal klausimų turit kolegos? Gal jūs galite priminti tą situaciją, kaip ten buvo su tuo Tele2 ir bitė, ta Dembavo situacija? Ten buvo kokia? Tai iš principo situacija dėliojosi taip, kad merginos telefone, jinai bandė prisiskambinti ir prisiskambino kelis kartus į 112. Buvo Tele2 vartotojas, taip? Šiaip tai jinai nebuvo Tele2 vartotojas. Jinai, jeigu aš neklystu, šiaip, tarp kitko reikėtų pasižiūrėti paskutinius duomenis, bet ten buvo spėjimai, ar jinai nebuvo tik tai labas vartotojas. Buvo labas vartotojas, bet atsitrenkė kortelę telefone, tarsi jis būtų be SIM kortelė. Tada jisai jungiasi prie stipriausio tinklo. Jinai bandė prisiskambinti, ji kiek skambino, tiek prisiskambino, prisijungė ne prie Tele2, būtų prie Tele2, jie būtų tiksliai nustatę, kur yra. Ji prisijungdavo arba prie Aš gal šiek tiek nesutiksiu šitą, nes aš to, kaip sakai, statė turi kitą nuomonę, nes realiai ten labai gražiai buvo viskas nuimta nuo bendro pagalbos centro. Nes buvo padarytas žurnalistų tyrimas, kaip jie tiesiog nuėjo bendrai pagalbos centrą, gal kokio mėnesio gero. Jie bandė daryti su visais operatoriais tą, jie ten nieko nesigavo. Ten po 5 minučių jam gavos, tai po 5 minučių nesigavo. Realiai visi operatoriai, tiek bitė, tiek Tele2, tiek komunitėlis, jie šitą daro. Jie rodo kortelės visus ir visim, gal tai nebuvo iškomunikuota viešai, bet faktas yra, kad bendras pagalbos centras čia nieko nepadaro. Ir vienas dalykas yra, tai aš patikslinsiu kolegą, Tele2 daro automatų. Bitė ir Anutėlis daro su papildomu užklausimu. Va čia buvo, visi galėjo tai daryti. Tiesiog procedūros, juokingiausia, kad ten buvo ne techniniai gedimai, ne dar kažkas. Procedūros problema. Dėl nesutvarkytų dokumentų, galima šiek paprastai, to neaišku, kad ta mergina būtų išgelbėta. Ten laikas buvo labai trumpas. Taip, ten jau policija sako, jie pravažiavo vos ne pro pat. Bet iš principo situacija buvo tokia, kad Tele2 tylėjo, jie viską gerai padarė. Jie padarė daugiau. Pagal įstatymus neprivaloma. Europoje netgi yra reikalavimas neteikti, nesujungti telefonų be SIM kortelę. Nes ten per pilnatį paskui nebeslaiko šitą bendros pagalbos centrai. Nes ten visi pradeda skambinti, tu be SIM kortelės tavęs iš viso nustatyti negali. Tai čia vaikščiačiau, po manęs bus kolega, kuris ten pajuokavo su bomba. Tai va, tokių tai gali būti, jo, ten kiek nori. Bet esmė tame, kad supuolė visi faktoriai taip, kad dėl to nukentėjo, žiauriai nukentėjo, jauna mergina ir labai greitai šitą reikalą pasigavo, kadangi čia dalyvavo valstybės institucijos. Aš manau, kad visa krizė vystėsi labai paprastai. Išėjo mūsų VRM ministras, jūs žinot, dabartinį tai VRM ministras, Dailius Barakauskas, paskaitykit jo interviu, žinot, nežinau, ką jis vartoja, aš to paties norėčiau. Tai nėra mūsų kosmosas, aš nesuprantu, ką jis nori pasakyti. Ir jis užvėlė visą reikalą taip, kad pradėjo visi, kas tik tai netingėjo apie tai šnekėti. Mes matėm valandą su Rūta laidą, mes matėm tyrimąją žurnalistiką, taip toliau. Ir visur vardinama. Kažkodėl tai Tele2 pateikė, o šitie du nepateikė. Ir tada visa situacija dėliojasi labai tolygiai. Tele2 sėdi tyliai, neranda niekur. Paprašė Lietuvos ryto žurnalistai, nuvežė, jie parodė tuos stulpus, viską daro taip, kaip turi daryti. Aš pažįstu, tiesiog sutampa taip, kad aš pažįstu tuos pačius žmonės, kurie ten dirbo. Ir tada iššoka bitė su savo ferversa. Aš manau, kad kai tik tai padarė tą spaudos konferenciją, Omnitelis
šampano iš sceną. Nieko daugiau mums dabar daryti nebereikia, nes va jau atėjo bitė ir viską nunešė. Jie ten po to pakeitė irgi, čia pastatė naują vadovą, Omnitelis išsiuntė laišką, ten atsiprašė visų klientų, Omniteliškai pasielgė, viskas svarbu. Bet bitė neiškentė. Tuo momentu spaudimas buvo toks didelis kompanijai, įsivaizduokit, na, jinai esi klientas kompanijos, kur jeigu kažkas nutiktų, pagal viešą esamą informaciją, tu negalėtum būti skambinti. Kada jūs bandėt skambinti iš telefono be kortelės? Ne, aš negadau. Bet tai užsifiksuoja, bet žurnalas negerai. Ir iki to pat momento, iki spaudos konferencijos, aš buvau bitės klientas. Po spaudos konferencijos tas pakeitė. Nežinau. Neštaktinių bitės veikia. Vadovas sukomunikavo, jie nuėmė vadovą ir taip toliau. Nekantriai. Omnitelis buvo kantresnis. Nors turbūt visi suprato, kad Omnitelį kelis metus dusino visi dėl asmeninio plano ir Omnitelis vis tiek nereagavo, tai turbūt suprato, bet kad ir čia jie nereaguoja. Taip sarkastiškai, aišku, žiūrim, bet tada toliau kas vyko, toliau buvo revoliucija turbūt, jo, į ką išsivertė į karą tarp dviejų ir bitų. Bet realiai Dembavos atvejais visas, mano nuomonė, buvo 10 kartų stipresnis negu tai, kas vyksta dabar. Ir niekiek nesilpnesnis negu tai, kas vyksta Rygoje su 54 žuvus. Mano nuomonė, nesvarbu, kaip žuvus. Kaip Jūs galvojat, koks dabar likimas bus Maksimos Latvijoje? Jie planuoja pavadinimą pakeisti, ar tai turės tokios nesėkmės? Dabar svarbiausia neužskubėti jiems. Jie pablogint situacijos nebeišeina. Nebent dar kažkas turės. Taip, jiem vieną parduotuvę statymą sustabdė ir taip toliau. Visi tie dalykai vyks. Aš kiek dabar žinau, į tą grupę surinkti tikrai labai rimtis specialistai. Staškevičiaus nežinau. Nu, ten spec. Ten mes pamatysim tokių triukų komunikacinių, kur niekur nėra kitur, mes nusimatę, net LLT. Bet jie tikrai išspręs tą problemą. Jie dabar svarbiausia neužskubė. Todėl jie pralauks metus laiko. Jeigu reikės rebrandinimas jie padarys, tai nebus pirmas rebrandinimas, jeigu žinot Maksimos, tai buvo Saulutė, toks daiktas. Marketas buvo, VP marketas, jisai taip vadinosi. Tai nebus. Galų galia tinklai dažnai rebrandinimas, o jie Lietuvoje būtų sunkiau. Nes Lietuvoje Maksima tai yra Maksima. Nors aišku, yra Latvijoje lietuviškai. Todėl jie neužskubės, jie išlauks, jie atmušinės dabar atakas. Jų bus daug, bet vis tiek jos kažkada baigsis. Taip, tai kainuos daug pinigų. Bet aš nemanau, čia tie pasakymai, kad reikės keisti prekinį ženklą, nemanau. O kam keisti? Pakeitė vadovą, pastatė mamytę, pažiūrėsim, kaip mama reiks. Mama tu turėjo menyti dabar naujoji vadovė Latvijoje. Nu, laiku vietoje, prie krizės reikia statyti moterį. Tai va čia ta taisyklė. Čia mano nuomonė, nežinau, aišku, nebent kas nors dar išlystų, ten pažeidimai, bus teisminiai procesai, bus padavimai į teismą, jau dabar 500 milijardų, ten ir taip toliau. Bet nemanau, kad tai kažkur toli nuėjus. Taip, kad jie turės problemų reputacinių, o kada Maksima neturėjo reputacinių problemų? Kaina vis tiek bus geresnė. Tai va čia va tas, iš vienos pusės norisi, mano brolis medikas, jisai galėjo būti neurochirurgu, bet paskui metai išėjo į farmaciją. Čia paklausė, jeigu tu durnas. Tiek metų, 15 ten vos net. Ir mes ir išėjai, va, į prekybininkų. Sako, va, yra toks daiktas, sako, širdį skauda 1 kartą per savaitę. Skrandį 3 kartus per savaitę. Čia va tas pats su mūsų požiūrį į Maksimą. Vat sąžinė skauda, bet reikėtų juos nubausti. Pavalgius tik ką salotų iš Maksimos nusipirkus, galvoju, velnias reikėtų čia kaip mest rūkyti, ja? Tik ką parūkis lengviausia nuspręsti mest rūkyti. Tai yra tas, ir komunikacijos žmonės su tuo dirba. Ir jie tuo naudojasi, tuo ciniškumu. Nu, taip yra, mes tokie žmonės. Tai va.